Angelų žinutės. Labai seniai žiūrėjome ir manau, kad laikas jums pateikti žinutę, nes ne veltui man atėjo šita mintis, ar ne, mano mėly meduliukai. Tai pasižiūrėkime, ką mums nori pasakyti angelai. Dėl asmeninio skaitimo tai galite susisiekti asmeninę žinutę arba angelų žinutę padovanoti savo arba savo artimiesiems elektroniniai parduotuviai. Yra tokia paslauga, prie paslaugų rasite visko labai labai daug. Taip, tai pirmoji mūsų angelų karta yra apie tai, kad tau laikas pailsėti ir persikrauti. Esi visiškai susipainioję savo mintise, savo pasirinkimuose, savo elgesyje, nebematai kelią, nebesudėlioji minčių, nebesupranti, kur tavo mintis, nebesupranti, kur svetimos mintis. Toks visiškas išsitaškymas, išsiblaškymas, tai žinok, tiesiog, jeigu tiki Dievą ar patį aukščiausias protas, visata, kaip tu tai vadini, tai reikėtų visas tas problemas tiesiog padėti Dievui ir pasakyti, ar ne, Jėzau arba Dieve ar visatą, atiduodu tu savo problemas ir savo gyvenimą į savo rankas ir nevesk mane, padėk man, aš pats nebegaliu susitvarkyti. Žodžiu, taip kaip tu jauti iš savo širdies, taip ir reikėtų pasakyti ir padaryti. Žinokite, vyksta didžiuliai stebuklai, tai, ką aš dabar pasakiau, čia ne visiems bus suvokiama, bet kam reikia tikrai išgirs ir supras. Sekanti korta labai graži apskritai, kad ir kas dabar būtų tavo gyvenime, kad ir kas bevyktų, ar tu pyktum, ar tu būtum pasimetus, ar labai įsiskaudinu, žodžiu, visiškai nesvarbu, ne? Viskas, ką tu sakai ir viskas, ką tu darai, turėtų keliauti su meile. Ta prasme, kalbėk su meile. Dirbi darbus, daryk iš meilės tos darbus, nuoširdžiai, visa širdimi, ne dėl kažkokios emocijos, neapykantos ar pykčio ar keršto, ta prasme, kad ir kas bebūtų, išlik savo šviesoje ir kalbėk su meile ir į pasaulį vis tiek žiūrėk su meile, kad ir kas dabar vyksta tavo gyvenime. Jeigu pasielgsi priešingai, žinok, eisi porą žingsnių atgal, o dar gali ir karmos reikalų prisidaryti, tai nerekomenduočiau. Sekanti korta sako, kad visos naujas galimybės, kurios ateis į tavo gyvenimą, ar tai bus žmonės, ar tai pasiūlymai, ar kažkokie kvietimai, pažintys, idėjos, mintis, kurios, tarkim, atkeliaus dabar į tavo gyvenimą, ar ne, kvietimai, tai būtinai visą tai paimk, pabandyk, paragauk, pasičiupinėk, ar ne. Laikas mokytis gal net ir naujų dalykų, ar ne. Ir, niekas negimė mokėdamas, bet įdėjęs pastangų, įdėjęs laiką, įdėjęs noro, tikrai viskas yra įmanoma ir tu puikiai tai žinai. Tai žodžiu, yra sveikintina nauji dalykai, naujos galimybės, nauji gebėjimai, ar ne, tarkim, mokysis kažko, tai įgysi naujus gebėjimus, tai šiuo metu tai yra tikrai sveikintina. Čia yra labai jautri žinutė, labai jautri žinutė, kurie galbūt neseniai atsisveikino, ar ne, arba tiesiog prisimena, arba pasilgo, tai linkėjimai iš dangaus nuo tavo artimųjų. Jie nori, kad tu žinotum, kad jiems viskas yra gerai. Kad jie yra visi kartu susijungę, tavo mylimieji, tavo šeima, ar tavo giminė, ar ne, jie yra visi kartu ir jiems viskas yra gerai. Jie yra visi kartu, ten tikrai ne vienas, ne kažkur pasimetęs, užmestas. Jie visi kartu ir jiems viskas yra gerai. Jie yra saugus ir jie saugo tave taipogi. Sekanti žinutė, kai atliksi tuos visus namų darbus, kuriuos mes kalbėjome pirmose kortose, pasižiūrėk. Tau bus paruoštas nuostabus siurprizas iš visatos. Jisai jau yra tavo horizonte, jisai yra pakeliui pas tave. Ir netrukus tu jo sulauksi, tai žodžiu malonus siurprizas, dovana, palaiminimas iš visatos. Nuostabu. Na ir dabar pasižiūrėsime šiek tiek kitas kortas. Nenublank tik tam, kad tu nori pritapti, ar ne, norėdama pritapti arba norėdamas. Kokiais būdais slopini savo šviesą? Kokiais būdais? Tikrai ne visur reikia demonstruoti savo sugebėjimus arba savo tikėjimą arba savo, talentus arba kalbėti tam tikrom temom. Tikrai ne visada ir ne visur yra laikas ir vieta.
Bet apskritai slopinti savo šviesą tam, kad pritaptum, tam, kad būtum priimta ne savo kompanijoje ar ne ten, kur tu nesijauti gerai. Ir būti kvailesniu ar kvailesnė, mažesnė, silpnesnė, žinai, bet nesakai, galėtum, bet nedarai, nes nesupras, užpyks, užpavydės, arba ten bus koks nors konfliktas, kad tu čia keliesi arba esi geresnė ir panašiai. Aišku, čia labiau apie dvasinius dalykus, bet aš pasakoju ir žemiškais pavyzdžiais, nes tai yra tokia visuma, kuri susideda ir iš dvasinių dalykų, ar ne, ir kurie susideda iš žemiškų dalykų. Tai arba keisk aplinką, arba ten šiek tiek leidžiu tau susivaldyti, nes tikrai būna ne tos kompanijos ir ne tie žmonės apie tam tikrus dalykus kalbėti, bet neturėtum slapinti savo šviesos, savo širdies ir tu turi būti savimi. Ir jeigu tau duota šita šviesa ir šita dovana, tai tu ją turi rodyti pasauliu ir skleisti pasauliu, bet jokiais būdais nesislėpti. Ir paskutinioji karta, kas eina dvasingumo keliu, tie, kurie labai labai myli vandenį, mintakanai, tie, kurie mėgsta vandenį, tas namų ilgesys, nors esi namuose, nuolatinis ilgesys, kad nesi savo vietoje ar ne šioje žemėje, mes daugelis esame iš tam tikrų planetų ir tą ilgesį jaučiame, bet turi susikurti šiuo metu žemėje savo namus, kur tau būtų nuostabiai gera, nes dabar tu esi čia. Ir tu turi savo misijas, tu turi savo darbus, ar ne, ir tu turi padaryti tam tikrus dalykus. Tas ilgesys yra natūralu, ar ne, bet susikurk žemėje savo namus ir savo tėvynę dabar, kol dar negrįžai į savo namus. Ir tai yra tikrieji šviesos nešėjai. Mintakanai yra šviesos nešėjai ir mane daug kas irgi čia supras, o kažkas ir nesupras. Žodžiu, kiekvienas priims tiek, kiek yra esą ir pasiruošę ir tiek, kiek jie gali priimti. Gal pirma žinutė tau rezonuos, antra galbūt ne, bet jūs pasiemate tai, ką jums dabar labiausiai reikia girdėti ir žinoti. Tai kviečiu į tavo ir asmeninius angelų žinučių skaitimus, kur mes pasižiūrėsime ir tavo sielos žinutės, ir tavo angelų žinutės, ir tavo kelią, ir tavo misiją. Kartais čia parodo ir žemiškų dalykų, ar ne, kur tarkim, ribas reikia nusibrėžti, arba tam tikrus dalykus, santykius išsispręsti. Bet šiandieną tokios žinutės buvo labai, sakyčiau, gilios. Jeigu nori išgirsti savo asmeninės žinutės, viskas vyksta online, mes sutarėm laiką. Jūs tiesiog keletą minutėlių pabūnate, aš jums viską žodžiu pasakysiu. Tiesiog aš taip pavargau nuo kopijavimo, visko, ką aš darau, aš taip pavargau nuo kopijavimo, kad net smulkmenų nepasakosiu. Sutarėm laiką, viskas vyksta online, žodžiu, ir aš jums rašau balso žinutės, tam, kad jūs turėtumėte šią informaciją su visam, ar ne? Ir kad pasiklausytumėte 2-3 dienas, nes informacijos srautas būna begaliniai didelis. Tai yra 11 skirtingų kortų kaladžių, dabar mes žiūrėjome tik iš 2, o mes jums žiūrime iš 11. Ir tai trunka 1:15 minučių, kartais šiek tiek daugiau, ir žodžiu turit labai daug informacijos ir linkėjimų bei pranešimų tiek iš savo angelų, tiek iš savo sielos. O sielos žinutės tai dažniausiai tokios gerulės būna, ten užpakaliuką paspardo, žodžiu, taip gerai. Man labai patinka. Tos sielos žinutės nerealios jos būna. Labai gerai viską pastato į vietą ir va tau tokia tiesa, tiesiai, žodžiu, tiesa į akis, žodžiu, drebia. Tai labai linksmos tokios žinutės dažniausiai būna. Tai jeigu nori, užsuk, parašyk man asmeninę žinutę arba pasimk konsultacija www.manuliamagija777.lt. Viskas ten yra prie paslaugų. Na, aš tikiuosi, kad tau buvo naudinga ir jeigu patiko, paspausk follow, paspausk širdelę ir pakomentuok, ar norėtum dažniau tokių žinučių. Tada aš pasistengsiu dėl tavęs tai padaryti. Myliu, bučiuoju.